15-metė Milda be tėvų bei ją prižiūrinčių vaikų ir jaunimo pensionatų darbuotojų nebūtų ilgesnį laiką viena. Cerebriniu paralyžiumi serganti mergaitė negali džiaugtis vaikystę. 8 mėnesių Milda susirgo gripu, kuris komplikavosi į neišgydomą ligą. Nors mergaitės tėvai jau ne vienerius metus kovojo su klastinga liga, tačiau vien jų pastangų neužtenka. Prasidėjo epilepsija, pradėjom gydytis epilepsiją. Vargom visai, vaistukus taikėm visokius, o dabar 15 metų turim, dar ryšium su brendimu, ypatingai sustiprėjo spastika, pradėjo sukti ir per liemenį, rankos kojos jau ten seniai buvo ir kontraktūros, tai ten jau chirurginiu būdu bandėm tvarkyti ir operacijų daug iškentėjom. O dabar ta spastika pradėjo ypatingai per liemenį, per stuburą, suka stuburą. Ir jau vaistukai jokie nepadeda ir didelės dozės. Vienintelis būdas palengvinti mergaitės kančias – nupirkti baklofeno pompą. Nevaikštančiai ir labai spastiškai mergaitė jos įstatymo operaciją rekomenduoja gydytojai. Tačiau pompa kainuoja 40 000 litų, o valstybė nekompensuoja nei jos pirkimo, nei įsodinimo operacijos. Kur yra statoma pilvo ertmė ir paduodami vaistukai per stuburą su kateteriu tiesiai į smegenis galvos. Ir manome, kad tai yra padėtų, ne tik tai mes manome, čia yra jau gydytojų komisija nusprendus, kad tai padėtų atpalaiduoti. Ir bandysime jau po naujų metų, tai yra visai nekompensuojama ir norėtumėm labai pagalbos, iš kiek galima, iš kur. Po kelerius metus trukusių žygių ponė Laima tikisi, kad kada nors baklofeno pompas padės įsigyti valstybė. Kol kas neaišku ir kiek kainuotų operacija, juolab Lietuvos medikai tokių nėra atlikę. Mildos mama kartu su Kauno neįgaliųjų iš vaikystės globos draugija kreipėsi pagalbos ir į kalėdinio labdaros vakaro rengėjus. Jos tikisi, kad jau netrukus sulauks paramos. Išsiaiškinau poreikius šeimų ir beveik su visais pakalbėjau dėl Mildos ir visi iš tikrųjų palaikė, kad Mildos labai svarbus poreikis yra. Turi kiti vaikai taip pat poreikių, jau jie ir ne vaikai ir kažkam reikia klausos aparatų, tokių, kurie padėtų jiems pilnavertiškai gyventi. Kažkam reikia dar kompiuterio, bet tai nėra tokie gyvybiški tokie poreikiai, juos galima atidėti dėl Mildos. Labdaros vakaro rengėjų pagalbos laukia ir kiti vaikai. Ne 1 000 kainuojantis klausos aparatai suteiktų jiems džiaugsmo. Miesto įmonių vadovai, verslininkai kviečiami padėti sergantiems vaikams ir jaunimui. Paramos sąskaitos numerį jūs dabar matote savo televizorių ekrane.